mano vardas Aina ir šiame video profesorius Gediminas Navaitis nuodugniai papasakos apie tai, koks stresas kelia pavojų mūsų geroviai ir savęs vertinimui, bei kokie yra pavojingo streso požymiai. Sužinosite, kaip galime išmokti savo padėti ir kaip įvertinti savo patiriamą stresą. Taip pat profesorius padės išsiaiškinti, kokie požymiai gali padėti suprasti, kad didžiausią stresą jums sukelia darbas. Išmoksite atlikti pratimą, galintį padėti įsivertinti savo streso lygį, kuriuo jūs galėsite naudotis kasdien. Taip pat paaiškinsime, kaip galite keisti savo gyvenimą ir požiūrį į stresą, remdamiesi veiksmingais moderniosios psichoterapijos metodais. Na ir galiausiai sužinosite, kas tai yra mąstytojas ir įrodinėtojas. Mūsų vidiniai veikėjai. Taps aišku, koks jų vaidmuo ir įtaka mūsų streso lygiui. O jei jau dabar norite sužinoti, kaip DASATA darbo saugos e-sistema padeda stiprinti komunikaciją tarp darbuotojų, išvengiant krūvos popierizmo, šio video aprašyme paliekame jums nuorodą. Spauskite ją ir sužinokite, kaip galite sumažinti streso lygį savo darbuotojams, suteikiant jiems galimybę mokytis savu tempu, kadangi DASAToje yra savitarnos modulis, leidžiantis tai atlikti efektyviau. O dabar spaudžiam prenumeruoti ir nykščio mygtuką esantį apačioje, taip padėsite YouTube algoritmui. Na kągi, perduodu žodį profesoriui Gediminui Navaičiui. Jau žinome, kad stresas tarsi atidaro duris į ligą. Kita vertus, žinome, kad tam tikro lygio stresas skatina sėkmingiau veikti. Todėl svarbu suprasti, koks stresas kelia pavojų mūsų geroviai ir savęs vertinimui, kokie pavojingo streso požymiai. Toks stresas pastebimas iš fiziologinių, emocinių, mąstymo bei elgesio permainų. Fiziologiniai streso požymiai yra jau minėtas pagausėjęs prakaitavimas, padidėjęs kraujospūdis, galvos skausmai, apetito praradimas, nemiga ir visus šios požymius lydintis nuovargis. Stresas paprastai atsispindi ir emocijose. Jį patiriantis žmogus tampa nerimastingas, piktas, irzlus, nuolat jaučia įtampą. Suprantama, kad tai veikia jo mąstymą. Todėl žmogus patiriantis stresą yra nedėmesingas, išsiblaškęs, jis nelankščiai ieško išeities iš nepalankios situacijos. Vėl ir vėl kartoja nedavusius rezultatų problemų sprendimo būdus. Be to pradeda pernelyg kritiškai vertinti save. Menką klaidą suvokia kaip milžinišką tragediją. Sunkiai įveikiamą stresą galima pastebėti ir žmogaus gestikuliacijos pakitimų. Jis arba gestikuliuoja, mojuoja rankomis per daug, arba priešingai, atrodo tarsi sustingęs. Streso apimtam žmogui dažnai dreba rankos, jo judesiai tampa nevikrus, nuolat kas nors nukrenta nuo stalo, jis nuolat už ko nors užkliūna. Čia vėl tiktų priminti, kad gyvenimo įvykiai, gresiančios permainos tampa stresu, kai jos yra suvoktos. Todėl, besiruošiant kalbėti apie streso įveikimą, reikia padaryti kelis pirmus žingsnius tą linkme. Reikia pamėginti įvertinti patiriamą stresą. Pirmiausiai praverstų atsakyti, kokioje gyvenimo srityje stresas labiausiai pasireiškia. Šis klausimas gali atrodyti lengvas ir kai kam jis tikrai lengvas, bet vis tiek naudinga sąžiningai prisipažinti. Ar per pastarąjį mėnesį dažnai darė didelių klaidų darbe? Ar pasijuntat kažkaip pavargęs darbo dienos pradžioje? Pabrėžiu darbo dienos pradžioje. Ar dažnai vėluojate darbą? Ar rūpinatės, kad prarasi darbą?
O gal kartais dirba tik dėl pinigų, jums visai nepatinkantį darbą ir nemalonioje darbo vietoje. Ir gal kartais manote, kad darbas nuobodus, o bendradarbiai niūrus ir su jais tiesiog neįmanoma bendrauti, o viršininkas jūs žemina. Jei nors kelis iš šitų mano klausimų atsakėte taip, jūsų stresas gali būti nulemtas darbo. Neretai stresą sukūrėme savo patys. Tokio streso ištakos neteisingas mąstymas ir nevaldomos negatyvios emocijos. Suprantama, kad tokį stresą įvertinti sunkiausia, bet vis dėlto pamėginkit atsakyti. Ar ne pernelyg dažnai mintise nagrinėjat praeities įvykius bei pergyvenat dėl ateities? Tai reiškia, kad negyvenat šiandien. Ar žemai save vertinate? Ar jūsų bendradarbiai, pažįstami kaimynai yra už jūs pranašesni? O gal visada siekiate tik pergalės? Gal jaučiatės atsakingas už viską, kas vyksta aplinkui? Galiausiai ir lengva sugadinti jums nuotaiką. Sugadinti nuotaiką kritiką. O gal šeimos nariai ir tėvai elgiasi su jumis kaip su mažu vaiku? Ar jums sunku padaryti paprastą sprendimą? Ir galiausiai sakykite vienintelį klausimą. Ar daugiausiai rūpesčių sukeliat pats savo? Žinokit, čia dar ne visi klausimai, kuriuos verta savo užduoti. Bet baigiant šią gana netikslę streso savidiagnostiką, pamėginkit įvertinti savąjį organizmą. Peržvelgti savo organizmo problemas. Tai yra, ar jums reikia išgerti, kad būtumėt linksmas, kad atsipalaiduotumėt? Ar jaučiatės pavargęs, neįsimiegojęs? O gal jūsų svoris viršyje normą 10 ir daugiau kilogramų? Gal pasikeitė jūsų valgymo įpročiai? Arba nuolat peršalat, susergat gripu, dažnai skauda galvą, nugarą, skrandį, dar ką nors. O gal kramtot nagus, lūpas, braškinat pirštų sąnariais. Taigi neigiami atsakymai šiuos klausimus liudytų, kad stresas nepaveikė jūsų organizmo. Toliau kalbėsiu apie streso suvokimą. Priminsiu, kad stresą sukelia stresoriai. Remdamasis tuo, ką jau žinote, galite artėti nuo mokslinio streso apibūdinimo link jo pilnesnio suvokimo ir valdymo. Todėl šį žodį stresorius, galite savo paaiškinti gana paprastai. Viskas, kas jums sukelia įtampą, padidina nervingumą, sukelia pyktį, ar bent verčia skubėti bei kelia rūpestį, gali būti įvardintas stresoriumi. Norint juos geriau kontroliuoti, dera stresorius tarsi inventorizuoti, suskirstyti ir klasifikuoti. Jau pakankamai žinot, kiek balų vertas vienas ar kitas įvykis, kokios streso pasiekmės. Todėl tikrai sugebėsit ne tik užrašyti savo gyvenimo stresorius, bet ir suskirstyti juos į 4 grupės. Padalinkit popieriaus lapą, kuriame žymite stresorius 2 susikertančiom linijom. Statmena linija. Tegu pažymi jūsų gebėjimą valdyti stresorius. Apačioje būtų gebėjimas juos valdyti, viršuje negalėjimas to padaryti, negalėjimas jų kontroliuoti. Na ir nubrėžkite horizontalią liniją, kuri žymėtų svarbius ir nesvarbius stresorius. Tik kad turite tarsi suskirstymą juos į 4 dalis. Na, pamėginkime pasiaiškinti, kas slypi kiekvienam iš tų 4 galimų kvadratėlių. Pavyzdžiui, neįvykdytas pažadas šeimos nariams ar draugams. Kur nors su jais nueiti yra nelabai stiprus, bet pilnai kontroliuojamas stresorius. Transporto kamščiai nelabai svarbus, bet nuo jūsų vargu ar priklausomas stresorius. Ekonomikos nuosmukis ir svarbus, ir nuo jūsų tikrai nepriklausomas stresorius. Toks suskirstimas leidžia pasijuokti, ar bent
pabandyti pasijuokti iš kasdieninių rūpesčių, nemalonumų ir pažvelgti juos, jei ne su humoru, jei ne dzenbudistiškai, tai bent atsainiau. Padeda nukreipti jėgas, nukreipti valią, gebėjimus tų stresorių, kurie yra svarbus ir gali būti kontroliuojami veikimui. Padeda neskirti jėgų niekams. Turėdami šį aprašą, galėsit atsakyti savo į itin svarbų iš tikro klausimą. Ar patiriat nuolatinį, kliudantį džiaugtis gyvenimu stresą? Štai su juo verta kovoti. Verta bandyti jį ir jo sukeltas pasekmes geriau kontroliuoti. Na, o į smulkius nemalonumus pažvelkit, sakydamas. Ačiū Dievui ir likimui, kad turiu tik tokį rūpestėlį. Pažadu savo, dėl niekelių nesinervinti, negadinti nuotaikos, nei savo, nei aplinkiniams. Tikiuosi, kad parengėt savo gyvenimo stresorių aprašą. Ir nors apytikriai suvokėt, kaip patiriamas stresas veikia jūsų sveikatą, mąstymą, jausmus, jūsų gyvenimo kokybę. Tuo remdamiesi galite pereiti prie bent svarbiausio, svarbiausios šio video įrašo dalies, prie streso įveikimo. Pradėkime nuo paprastos minties. Kai kurių įvykių, aplinkybių, poelgių, kurie jau padaryti, pakeisti neįmanoma. Tada belieka keisti požiūrį į juos. Manau, kad tai ko nereikšmingiausias modernios psichologijos atradimas. Žmogus gali pakeisti savo gyvenimą, keisdamas galvojimą apie jį. Tarsi gražiai pasakyta, bet reikia žinoti, kaip tai daryti. Mūsų galvoje juk nuolat knibžda minčių. Nuolat kalbamės patys su savimi. Regis šiame vidinėme pokalbyje galėtume nemeluoti savo, neapsimetinėti, vertinti ir pačius save ir kitus ir aplinkybės kuo objektyviau. Tačiau iš ankstinės nuostatos jos gali labai svariai įtakoti, net ir tai, ką sakome patys savo. Atkreipčiau dėmesį, kad tame vidinėme pokalbyje mūsų prote galima įžvelgti tarsi du veikėjus. Kabutėse pasakyčiau mąstytoją ir taip pat kabutėse įrodinėtoją. Ką jie veikia? Tai ta mūsų dalis, kurią pavadinau mąstytoju, jinai sukuria teorijas, jin sukuria paaiškinimus. O ta mūsų dalis, mūsų mąstymo dalis, kurią pavadinau įrodinėtoju, taip pat ieško faktų patvirtinančių, jog tos teorijos teisingos. Jei pavyzdžiui, kuri nors, žiūrinti šį video įrašą, sakysime, tai daro mergina ir jos mąstytoja išmąstė, kad visi vyrai yra neištikimi melagiai, tai įrodinėtoja taip pat suras daugybę įrodymų, patvirtinančių šią nuostatą. Be to padarysi dar vieną dalyką. Jis sumenkins faktus prieštaraujančius tam, ką nusprendė mąstytoja. Pavadins juos nereikšmingais, pavadins išimtimis, arba sugebės jų išvis tarsi nepastebėti. Ir taip vietoj to, kad džiaugtis bendravimu su artimu draugu, sukurs stresorių, pati savo sukurs stresorių, kurio pavadinimas draugas linkęs neištikimybę. Reikia su mane jį kontroliuoti. Taigi, mūsų nusiteikimas lemia tai, kokį gyvenimą matome. Todėl labai pravartu peržiūrėti savo įsitikinimus ir įvertinti, kurie iš jų kelia stresą. Tokiu požiūriu remiasi viena iš psichoterapijos krypčių, kognityvinė psichoterapija. Jos atstovai siūlo mūsų minčių ir emocijų sekose skirti aktyvinančius įvykius, tai ką patiriame. Pavyzdžiui, nepavyko išspręsti finansinių problemų, gauti paskolą ar panašiai. Įsitikinimus, kurie paaiškina įvykį. Pavyzdžiui, nepavyko todėl, kad ekonominis sunkmetis, nėra vilčių pagerinti savo materialinę padėtį ir kiti. Ir iš to kylančius jausmus. Pavyzdžiui, jaučiu, kad nieko gero mano gyvenime nebenutiks.
kurie, kas svarbu pažymėti, patvirtina įsitikinimus ir paskatins ateityje vengti tokių nemalonių situacijų. Taigi nebeieškoti naujų sprendimų. O tuo pačiu lems ir tai, kad vėl ir vėl teks susidurti su finansiniais sunkumais. Atkreipkite dėmesį į tai, jog aptartų atveju jausmai priklauso ne nuo paties įvykio, o nuo to, kaip jis buvo išaiškintas. Kitas ar kita tą patį įvykį gali išaiškinti visai kitaip. Pavyzdžiui, nutarti, kad nebuvo pakankamai aktyvus, siekdamas savo tikslo. O toksai sprendimas paskatins ne nusivylimo jausmą, o norą vėl išbandyti sėkmę. Toks požiūris paskatins energingiau paieškoti naujų galimybių ir veikiausiai priartins siekiamą tikslą. Kognityvinės psichoterapijos atstovai teigia, kad į daugelį įvykių galima rasti naudingesnį neįprastą atsaką. Tai padaryti įgalinantis būdai gana paprasti, tačiau juos reikia nuolat kartoti, nes nepilnai suvoktas savęs nuvertinimas, žlugdantis įsitikinimai, vėl ir vėl grąžina nesėkmę patvirtinančius mąstymo būdus. Jie tampa nuolatiniu stresų šaltiniu. Ir dar keli pastebėjimai apie gyvenimo poziciją, kurį nors kiek gali saugoti nuo stresų. Sugebantys stresų suvokimą valdyti žmonės mąsto kitaip nei nuolat jaučiantis įtampą, nuolat nepatenkinti gyvenimu. Jau žinote, aplinkybės pakeisti ne visada lengva, o kartais ir neįmanoma. Kontroliuoti savas mintis ir fantazijas galima išmokti. Norinčius tai padaryti, pirmiausiai mokome nebehipnotizuoti savęs pernelyg aukštų reikalavimų ar pernelyg didelių nesėkmių vaizdiniais. Tam siūlome atpažinti ir pasižymėti, kai mintise vykstančiame pokalbyje su pačiu savimi jie sako, ką nors panašaus į viskas arba nieko, tobulai arba niekaip, pagal mane arba nereikia. Tokios mintys kliudo pastebėti ir racionaliai įvertinti pasiekimus. Todėl, besimokantis palankaus savo mąstymo, jas pastebėjęs turi pamėginti samprotauti taip. Rytoj geriau nei šiandien. Kai klausėme savęs, ką galėčiau patobulinti, pakeisti, padaryti geriau, stresas tampa labiau valdomas. Mintis krypsta į tai, ką galime įveikti, o ne tik į sunkumus. Dėkui profesoriui Gediminui Navaičiui ir sveikinu visus, kurie pažiūrėjote šį video iki pat pabaigos. Atsidėkodami galite paspausti patinka mygtuką video apačioje ir palikti komentarą, ar atpažinote kokius nors streso požymius savo gyvenime ir taip pat pasidalinti, kaip sekasi su jais susigyventi. Na ir kaip minėjau anksčiau, šio video aprašyme jūsų laukia nuoroda. Spauskite ją ir sužinokite, kaip darbo saugos specialistai ir personalo vadovai sutaupo marias laiko, kurį verčiau gali skirti streso problemoms darbovietėje spręsti. Ir jei norite matyti daugiau tokių video, spauskite prenumeruoti mygtuką ir apsilankykite mūsų YouTube kanale, kur jums jau dabar priruošta keliasdešimt panašių video edukacijų. Dėkui ir iki pasimatymo.